Taip, štai naujas gaminukas. Toksai įdomus variantas. Štai iš 2 dalių atskirų išspausdinta. Va, viršutinis toksai rėtis su šito bičių korio tokiu korėtumu, kaip sakant, skylėtumu, kiaurymėmis. Čia jisai suprojektuotas be abejo išskirtinai mano absoliučiai. Projektavau su blenderiu. Va, ir čia toksai tinklelis, o čia toksai padėkliukas. Štai su tokiu borteliu. Jie pakankamai ploni, va, persišviečia pirštai viskas. Šitas tai iš vis planutis dugniukas. Ir idėja tokia, va, štai čia tas padėtas, tas ant viršaus. Štai va toks variantas. Jo, dabar klausimas kam? Idėja štai kokia. Idėja va štai kokia. Yra čia skaitosi šitų filtriukų kavai džiovykla. Štai va tie filtriukai būna pilni kavos. Nu, ne pilni, kažkiek piltos kavos. Jie būna šlapi patys, drėgni iš po kavos gaminimo. Tai va džiovinimui bus sudedama ir džiovinama. Dėl pakartotinio panaudojimo. Galbūt ir juokingai skamba, bet kol kas taip ir naudojasi. Bet kol kas yra džiovinama, kur papuola. O tai pameti kažkur tai ir jie džiūna, žinai. Tai vat, nežinau, ar šitas variantas pasitvirtins ar ne, dariau viską iš akies, kaip sakant. Va tuos vat irgi ten tuos tarpus galvojau kažką. Tai kol kas iš akies padariau, ar pasitvirtins ar ne, tai paskui jeigu ką patobulinsim. Jo, o tas va padelis tam, kad vis tiek tos kavos ten gali pripirti kažkokių trupinių, skystis, plus tas kava išbėganti bus. Baltas galbūt ir nelabai koks sprendimas, tačiau nelabai turėjau kitų variantų. Spalvų gaila dėl tokio gaminio, kaip sakant, išnaudoti spalvas. O juodo kaip ir nelabai turiu, va tik viena špulė visiškai nepraimta ir čia likučiai kažkokie tai. Gali jo praversti kai kur kitur. Tai va, okei, tai va toks dalykas. Čia sausas, naujas filtras, tai gal nelabai jisai ir užlapyje būna. Įdėsi ir saudžius galės. Žiūrėsim, kaip čia pasitvirtins ar ne. Tai va toks variantas. Čia apie 35 cm šitas ilgis to padėklo. Plotis apie 12 ar 13 kažkur tai. O šitas 10. Čia aukštis 6, šitų tarpiukų kažkur 5 plotis, netoli 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 skylės. Va taip, kada reikia džiovini, kada reikia išplauti, gali pasimti, va, nuplovi tą visą, išplauni šitą iš atskirų dalių. Va toks variantas, toks sprendimas, toks buvo, kaip sakant, modelis ir idėja tokia. Tai va, nežinau, ar pasitvirtins. Kadangi šito printeriuko didelis čia visas stalas, tai čia gali daug kažką tai tokio didelio padaryti. Tai va, toks neblogas turėtų gautis, pažiūrėsim. Kol kas tiek. Tokius gaminukus susiprojektuoti tikrai nesudėtinga yra. Su bet kokiom programom. Ar tai ten tas blenderis būtų, ar tai koks ketchupas, visi ten tie tinker kadai visokie, free kadai, taip toliau ten. Kaip niekur nieka ten. Galima susiprojektuoti tokius dalykus. Netgi su ZBrush'u greičiausiai irgi galima. Bet su ZBrush'u skulptinimą daryti, žinai, čia labiau gal tiktų koks Fusionas 360. Dabar Fusion tiesiog vadinasi. Iš Autodesko. Bet aš padariau su blenderiu visai irgi neblogai. Čia paviršius, aišku, toks kaip stalo. Bolt plate. Jo. Tokia kaip ir kitoks variantas, kitoks gaminukas. Va tokių visokių patobulinimų sukuriu.
ir naudojusi praktinę prasme šitą daiktą. Šitą leguškę. Taip, aišku, špūlę pasikabinau, aišku, viršuje, prie lubų, nes kai duoda čia vibracija tokia, jo, krūtina, tai čia jisai išsikrūtintų visai tas printeris. Visiškai jokios nebelieka grįžtamosios tos, žinai, rezonansinės vibracijos. Taip kad čia žiauriai geras dalykas pakabinti špūlę kitur, kažkaip tai įrengti galima bet kaip, žinai, svarbu, kad būtų atskirai nuo šito pačio printerio rėmo. Labai svarbus momentas. Dar yra idėja pasidaryti čia šitų špūlių laikiklių keletą ir būtinai ant guolio, aišku. Nu, nes lengviau būtų traukti ir mažiau tų šlifavimas. Ir tai čia dabar apvinioju ten lipnę juostą, bet vienu žodžiu. Nu, ir paskui dar reikia šitos laidų lovelius lankščiuosius susikurti. Nes dabar tą laidą pakabinau tiesiog ant guminės juostos tokios. Kokią turėjau čia pasikabinau, taip ir visai neblogas variantas. Nesiniai šitas detalės visas sraigtą vieną ir kitoj pusėje. Jo. Daugiau, kas liečia, buvo momentas, kas liečia šito gaminio spausdinimą. Matote, čia daug yra skylučių. Tai printeriui reikia šokinėti ten. Nėra taip, kad ištisai važinėtus gražiai. Tai būtinai reikia nuimti Z-hopą nustatymus, nes kitaip jisai ties kiekvienu sustoja, pakyla, ten, sakykim, paspausdina, nuvažiuoja, vėl pakyla, nusileidžia ir taip toliau, pakyla, nusileidžia, va šitie. Tai šitie vartiniai, labai ilgai užtrunka printinimą. Tai kur čia pas manęs visokių likučių spausdinau. Pirmasis variantas buvo toks vat. Pamačiau, kad nieko gero nesigauna ir sustabdžiau. Jo, nes iš tikrųjų... Gal čia geriau matysis. Ir žiūriu, kad nelabai sveika pačiam printeriui ir toks pati idėja nereikalinga to Z-hopo pakelimo. Kai travelas darosi, keliauja. Toliau kitas momentas. Yra pliusas. Ne, Plameta, jeigu patikslinu, suklydau jo, Plameta baltas. Ir jam reikia pamažinti temperatūrą šito ekstruderio. Galvos, kad būtų, aš dariau apie 190. Va šitam antram variantui. Nes va šitam pirmam buvo 210 daros. Tai labai va, siūlų gamino daug, raiškiai. Siuvo, kaip sakant, su siūlais, tas printeriukas, nežinai, per didelę temperatūrą, matyt, labai jisai iškaista tas filamentas ir gaunasi siūlų tempimas toksai, verpimas. Tai okei, tam kartu tiek, pažiūrėsim ar pasiteisins šitas džiovyklė. Pažiūrėsim toliau. Vienu žodžiu, štai taip atrodo visas šitas reikaliukas, va. Matote, atskirai viskas, va, kaip tik čia šviežiai šlapęs dar filtras yra nuo kavos. Dar yra kavos, va, nuo va tokio aparato, filtrinio aparato, kavos aparato. Štai, kol kas dėjau vat kas antrą, bet galima aišku dėti ir vat kas kiekvieną, pavyzdžiui. Galima vat kaip prie kiekvieno dėti, va, be problemų. Kadangi čia yra kavos turinys, žinai, tai svoris tempia į apačią ir laikosi, tie popieriniai nekyla į viršų. Labai geras variantas. Tai vat ir toksai vat tvarkinga džiovyklė bus. Taip štai. Štai pavyzdžiui šitas yra dar šviežiai daryta kava, drėgnas, o jau kiti jau beveik sausi. Po to tą kavą išpilama ir galima panaudoti keletą kartų tą filtrą. Jis nesusiplėšo, tvarkingas būna. Nu, aišku, kapeikas jisai kainuoja, ten centus kelis paėmus, žinai, bet iš principo tiesiog... Nes kai su tokiu filtriuku daraisi po vieną šitą
vienam puodeliui, kai daraisi kavos su tokiu filtru vienam puodeliui, tai kažkaip tai biškai bereikalingas išeikvojimas toks jaučiamas. Tai va, toks atvarkingas, o skylių pridariau tam, kad aišku lengviau išgaruotų drėgmė per visas pusės. Tai va, toks variantas. Tai va, kol kas tiek, ačiū už dėmesį. Jeigu kam toks variantas praverstų, galiu atsiųsti restelus šito modelio sukurtą. Tai va, kol kas tiek. Ačiū už dėmesį.